Sveiki bičiuliai, šiandien parodysim patį paprasčiausią žuvies kepimo metodą, tuo atveju, jeigu jūs turite druskos, arba nežinau kažkur. Esat namuose prikaupęs jos daug, ar šiaip kažkur šalia parduotuvės esat pagauti kažkokią tai žuvį ir vietoj to, kad kusti žvinus ten darinėti, kas gali kai kam nepatikti, ar šiaip kažkaip įspūdingai dar prašinėti žuvį, galite labai paprastai iškepti druskoje. Tai tam jums nebūtinai reikalingas štai toks, tarkim, sulčių pakelis, gali šiaip kažkokią turėti ant keptuvėlę ar skardelę, ar orkaitį kepdami, tai apskritai nieko nereikia. Bet tiesiog paimat kažkokį tai indą, kuris mums tarnaus grinai tik tai tiesiog kaip patogesnis formos palaikymui dalykas. Nupjaunam jo viršų. Dabar tiesiog į vidų pripilam druskos. Jos reikės mums gana daug, nes čia faktiškai druską mes naikinsim šio kepimo metodu. Padengiam dugną druska, dedam žuvį tokią, kokia jinai yra, nei jinai darinėta, nei jinai įskusti kažkokie tai žvynai. Ir tiesiog ant viršaus užpilam druskos tiek, kad pilnai padengtų žuvį. Žuvis turėtų būti kokie jau, taip pavadinkim, didesnį, tai bent jau kelių šimtų gramų, nes jeigu kepsite kokias mažytės kojetės ar aukšlytės, tai jas paprasčiausiai sudegs. Bet jeigu štai tai padarėt, užpylėt druska viską, dabar šitą formelę dedat tiesiai ant žarijų ir laikot taip, gan ilgą laiką, kokias 15, tai 20 minučių, priklausomai nuo laužo kaitros. Na ką, nudegė kažkokie tai popieriai plasmasės, o žuvis kaip ir nieko liko nepaliesta ir dabar laukiam ir kepam ją tokiai savotiškai druskos orkaitį. Na ką, tiesiog prabėgo kokių 10 minučių, ta druska pavirto į tokį monolitą, tą laikantį formą jau šiek tiek išskydo, bet jos ir tikslas toks buvo, kad pradžioje jinai tiesiog pabūtų ir sutvirti, nes realiai galėtumėt ir ant žarijų kepti, prasme, visą šitą daiktą užbert druskos, bet tiesiog tos druskos tai reikėtų kilogramų kokį daugiau. Dar tiesiog palaikysim keliolika minučių ir matyt žuvis bus gatava. Na ką, prabėgo kokį 20 minučių ir bandom žuvį išimti iš ugnies. Dabar išsyk mes jos nebandysim atidarinėti, nes turėtų visieną kažkiek ataušti, nes nusideginsim, nes druska iš tikrųjų labai karšta bus. Bet kaip mato, tiesiog nudegė pagal žuvies formą. Tai lūptarkim kelias minutės, kol šiek tiek druska atvės. Na, kaip matot, atsargiai taip tiesiog skobent druską, ji visa atsiskiria nuo žuvies. O žuvis tiesiog visa oda jos lengvai nusiima. O viduje turim puikiai iškepusią žuvį, kuri tikrai nebus persūdyta, nes tiesiog neįsigeria tiek druskos, kiek jūs sudėjot, o žuvis sugeria tik tai tiek, kiek reikia. Karšta labai dar. O kas dėl vidurių, tai tiesiog viduriai jie irgi bus taip iškepę į tokį vieną gumulą ir tiesiog jos lengvai pašalinsit. O, čia turim ir ikrų. Nu ką, tiesiog dar jinai dabar labai karšta, bet iš esmės jau valgoma. Skanaus.